Pacientas kreipėsi į Prodentum kliniką siekdamas atkurti prarastą kramtymo funkciją. Ir kaip matome intraoraliai, yra prarasti apatiniai krūminiai dantis. Apatiniai priekiniai dantis yra padilę ir yra sužemėjęs sąkandžio aukštis. Viršutinio žandikaulio fiksuotos restauracijos yra pralaidžios, dėl ko yra atsiradęs kariesas bei dantenų uždegimas. Gydymas prasidėjo nuo senų restauracijų nuėmimo ir laikinų vainikėlių gamybos. Buvo patikslintos dantų prognozės ir pasitelkus skaitmeninės technologijas iš anksto suplanuotos būsimų implantų padėtis. Atlikus gydinę implantaciją buvo įsriegti 8 implantai, vėliau buvo atlikti likę paruošiamieji darbai, tai yra dantų plombavimas, kanalų gydymas ir higienos gerinimas. Ir po implantų prigijimo buvo atliktas nuolatinis protezavimas cirkonio oksido restauracijomis ant dantų ir implantų. Ir džiugu tai, kad pavyko pateisinti paciento lūkesčius, ne tik atstatyti kramtymo funkciją, bet ir pagerinti šypsenos estetiką.